Jūs mane žinot, aš paprastai, nors pliurpiu daug, be jokių aukštų frazių ir sudėtingų terminų. Tai šiandien labai greitai, paprastai ir aiškiai apie gyvybės draudimo išmoką dar gyvam esant. Taip, realu. Paklausykit, kaip tai vyksta. Ar žinojai, kad gyvybės draudimas gali išmokėti ne tik mirties atveju? Taip, teisingai, ne tik mirties atveju. Dauguma gyvybės draudimų jau savam standartiniam pakete visada turi priedą terminal illness cover. Tai reiškia, kad jeigu gyventi nedaugiau 12 mėnesių, tada gyvybės draudimo pinigai yra išmokami iš karto ir gyvam esant. Tačiau yra kelios kompanijos, kurios tą terminą pratęsia arba nuėmė tą įrašą 12 mėnesių. Kai daktarai pasako, kad žmogui liko nebedaug gyvent ir jis tikrai neišgyvens, kai kurie draudimai nebeprašo to specifinio parašymo, kad nedaugiau 12 mėnesių. Išmokėję šitą gyvybės draudimą pagal terminuotos ligos aprašą, ir jau draudimas nekontroliuoja, kur žmogus išleidžia tos pinigus iš tikrųjų. Ar jis paskir gydymui, ar jis sumokėjo namo paskolą, ar vaikam atidavė, ar išvažiavo atostogų ir tiesiog paskutinės dienas gyvena laisvai. Nesvarbu, kur tie pinigai, bet tai yra pinigai, kurie labai dažnu atveju nuramina žmogų. Tai verta tą žinoti ir paklausykit toliau. Jeigu gyvybės draudimui padarėt trust dokumentą, tai sudarant trust dokumentą visada yra klausimas, ar terminuotos ligos atveju norit, kad būtų išmokėta paveldėtojams, ar jum pačiam. Dažniausiai yra pasirenkama pačiam, tai gyvybės draudimo išmoka bus padaryta kuo skubiau ir greičiau dar gyvam žmogui esant. Taip pat verta patikrinti, seniau sudaryti draudimai, sakykime, kokie 8, 10 ir daugiau metų atgal, gali būti, kad jie neturi tokios opcijos pridėtos, bet tie mažiukai draudimai, kur mokam labai pigiai ir džiaugiamės, kad mokam pigiai, super nuostabu, kad mokat nedaug, bet jie labai dažnai neturi tokių dalykų kaip terminal illness, waiver premium, tai yra stabdymas įmokų, apie jas pakalbėsiu kitam video. Tai verta pasitikrinti ir žinoti, ar jūsų draudime yra terminal illness cover.